noriu tęsti mūsų tematiką, tai būtent įsiminimo mechanizmai yra tematika. Ir paskutinėje paskaitoje mes kalbėjome apie būtent kaip ta atmintis, kokie dirgikliai atkeliauja ir kokie tie atminties yra tipai. Ir vis dėlto mes dirgiklius iš aplinkos gauname kaip vizualinius, kaip girdimuosius, garsinius dirgiklius, kaip skonis, kvapas, taktilinė informacija ir būtent sensorinės sistemos šiuos dirgiklius apdoroja ir vėliau siunčia į trumpalaikės atminties talpyklas arba darbinės atminties talpyklas. Ir vis dėlto tam tikros galvos smegenų dalys, nusprendžia vis dėlto, kuri ta informacija yra reikalinga, verta dėmesio ir jeigu reikalinga ją talpinti ilgalaikės atminties talpyklas, jinai keliauja į ilgalaikę atmintį, kuris skirstoma į deklaratyvinę ir procedūrinę. Jeigu atsimenat, deklaratyvioji vis dėlto tai yra epizodinė ir semantinė atmintis. Ir šiandieną aš norėčiau, kad jūs pasižiūrėtumėte video ir būtent video medžiagoje matysite vieną iš pasaulyje unikalių atvejų. Tai būtent amnezijos atvejis, vienintelis toksai, kada atmintis trunka 7 sekundes. Šį pavyzdį, šį video galite rasti Moodle sistemoje, tai yra būtent nuoroda į mano pateiktą atvejį, ar ne? Ir būtent čia matote nuorodą ir norėčiau, kad pasižiūrėtumėte video ir pabandytumėt atsakyti, koks vyrauja atminties tipas šiame pavyzdyje ir kaip 7 sekundžių atmintis būtent yra užkoduota. Tai reiškia, koks tas kodavimo būdas, kada mes turime tik tai 7 sekundžių atmintį. Taigi, ačiū šiandieną, iki susitikimo sekančiose paskaitose.